Sveiki, draugai. Esame Fishing Insight parduotuvėje Marijampolėje ir svečiuose turime Paulių. Labas, Pauliau. Labas, Vangrinai. Paulius yra oficialus atstovas gamintojų tokių kaip Match Pro, Rivi ir Mach 2 Lietuvoje ir mums šiek tiek šiandien papasakos apie produkciją. Taip, tai ačiū už pristatymą, malonu kaip visą laiką, čia turbūt, sakykime, kur lankausi Lietuvoje, tai čia svečiuotis yra maloniausiai šitoj parduotuviai, nes šeimininkas visą laiką svetingas. Ir, sakykime, tęsiant temą apie jaukus, kurią ir pradėjom kalbėti, tai taip, turim šiais metais naujovių, turim išleistą mūsų geltoną jauką Sweet Corną, saldų kukurūzą, kuris yra dviejose amplua, tai yra Top Gold serija tinkanti, sakykime, ir varžytis, ir varžybose, ir paprastiems žvejam, kurie nori jauko, sakykime, su daugiau baltymų, proteinų ar visokių, sakykime, aukštesnės kokybės priedų jauke. Jaukai tikrai išbandyti jau ne vienerius metus, Mangirdas turbūt gali patvirtinti, nes pats be konkurencijos. Tai turim Top Goldą ir pas Mangirdą rankoje yra Sweet Cornas, irgi Totalo, pigesnė serija. Tai, sakykime, ir tas tikrai veiksmingas, tai išbandysit, pasigailėsit ne to. Gal tik tai noriu pabrėžti, kad Totalo serija vis dėlto yra frakcija šiek tiek stambesnė. Toliau begalė kitų jaukų irgi pamėgtų mūsų žvejų, kaip visa Goldo serija, Totalo, čia gal galim ir pakalbėti apie juodą karšį. Team Blacko serija, labai smulkus juodas jaukas, kuris pavasariui, rudeniui labai tinka mūsų vandenim, turbūt tiek ir šešupiai jūs naudojate. Čia gal plačiau papasakos apie kokią kombinaciją slaptą ir Mangirdas pats, kur jau čia, sakykime, jau gandai sklenda, kur jau pamaišo ir žino žmonės. Tai prašau gal kokią vieną bent jau paslaptį. Aš gal nuo naujienos. Tai pasigirsiu, kad teko paragauti jau. Tai jaukas realiai skoniu yra saldus, be galo kvepiantis ir manau, kad čia tikrai bus vasaros bomba. Tikrai tuo tikiu. O iš tikrųjų tai ir ant pirkimo matyti, kad šiai dienai populiariausias jaukas tai yra Team Blackas. Ir kas sekate YouTube kanalą, tai ten dviračio daug neišradinėjų. Team Blackas ir Brymas. Viskas. Ir tokioj kaip šešupiai ir nebūtinai šešupiai, daugiau nieko nereikia galvoti. Va jau ir paslaptys. Ypatingai dabar. Tai čia iš tikrųjų Team Blackas, tai mano gal pats mėgstamiausias jaukas, nes aš visada mėgstu žvejoti tamsių jaukų, tai be konkurencijos. Ne, aš manau, šiemet mes ir patys diskutavom su gamintojais, deda lygiai į Top Gold seriją labai aukštos klasės komponentus, kur naudoja ir kiti žymus gamintojai, ten kaip ir Champion Feedas. Tas pats jaukai tikrai esa puikios kokybės ir tai įrodė mūsų pernai metus komandos Taukimba Lietuvos čempionate dalyvavimas ir mano asmeninis dalyvavimas. Aš su šiais jaukais Lietuvos čempionate užėmiau 7 vietą asmeniškai. Tai įrodo, kad tikrai veikia ir prie didžiausio presingo ir savo darbą tikrai atlieka. Aišku, visą laiką priklauso ir nuo pačio žvejo dar. Kalbant apie jaukus, dar norėčiau priminti, kad pas mus Fishing Insight parduotuvėje turite galimybę atėję patys susimaišyti savo jaukus. Tai yra suktukas su jaukų maišymo galva, visi reikalingi tam sietai, indai, kibirai. Tad nebūtina visko susipirkti, jeigu rečiau žvejojate, yra puikiai galimybė tai padaryti čia. Ir dar turbūt gauti patarimą, ką reikia maišyti, kur važiuoti ir ką dadėti. Taip? Be abejo. Labai šaunu girdėti.
Tad turbūt tam kartui kalbant apie jaukus mūsų rubrikėlę šitoj vietoj perkelsim ties kitais gaminiais gamintojo, tai pakalbėsime turbūt irgi trumpai ir pristatysime mūsų minkštų pelečių ir wafterių liniją. Taigi, sekanti tema yra meto tipo žvejyba ir Paulius jums papasakos apie Match Pro produkciją skirtą šiam žvejybos būdui. Na, turbūt visi žinot, kad metai iš metų Lietuvoje populiarėja metod feederio žvejyba, tai čia turbūt jau, kaip sakyt, su nieko nepasiginčysi. Tai turim šitoj vietoj gan stiprią liniją skirtą metodui, karpių žūkliai, tai pradėkim gal nuo pelečių. Prašom. Turim šiuo atveju plačią gamą, tikrai plačią gamą ir daug skonių, aromatų, paruoštas peletės, sakykime, vienas populiariausių šiuo metu produktų tiek pas mus, tiek mūsų partneriais, kuriais dirbam, mūsų partnerių, kurių dirbam parduotuvėse. Pelečių kokybė tikrai yra gan aukšta, jos netrupa, nebyra, puikiai susiklijuoja. Na ir kaip kiekvienas bežinant, tai perkant paruoštą seriją jau sudrėkintą, naudojant karštą dieną arba vėjuotą, normalu, kad reikia kažkiek ir dasidrėkinti, nes vėjas nugairina ar saulė nudžiovina. Tai bet šiaip tikrai superinis dalykas pasitvirtinęs mūsų Lietuvos rinkoje ir ne tik Lietuvos. Taip pat turim... Ir aš čia turiu Paulio klausimą. Dažnai parduotuvėje klausia, kiek laiko reikia mirkyti peletes. Tai vat būtent šitas Match Pro tipo, čia yra 2 mm, kiek laiko jas reikia mirkyti vandenį, kad jos būtų paruoštos naudojimui? Praktiškai užtenka minutės, bet yra toks niuansas, kad priklauso jūs ar žvejosite anksti pavasarį, vėlyvą rudenį ar vasarą, nes normalu, kad jei drėkinate, jūs skiriasi ir vandens temperatūra. Tai nuo šalto vandens tas brinkimas į geriamumas, kaip sakant, jis yra truputėlį mažesnis, tai gali tas nuo minutės užtrukti ir 1,5 minutės. Bet tikrai daugiau nereikia, nes visą laiką galima tiesiog dasidrėkinti su purkštuvu ir su ranka pasimaišyti. Čia toks, sakykime, niuansas, kad purkštuvą šitoje žvejyboje tikrai visą laiką reiktų turėti. Tęsiant toliau apie metodo seriją, taip pat turime šiuo atveju likvidų seriją, kuri irgi yra, sakykime, toks išskirtinumas, kad labai natūralūs kvapai, saldi ir yra visa draugiška PVA. Tai ką reiškia draugiška? Reiškia, kad jinai netirpdo PVA. Šitus likvidus taip pat galite pilnai naudoti ir klasikinėme feederį, ir metode, ir gaudant, tarkim, klasikinių būdų ir karpius. Čia tikrai, sakykime, irgi išbandytas, ištestuotas, tikrai geras reikalas. Busteriukai. Busteriukai irgi įvairaus skonio, irgi gan plati gama. Sakykime, busteris, ką reiškia busteris? Busteris reiškia, kad jisai turėtų užsipilti ant metodo šėryklos. Aišku, yra daug žvejų, kurie naudoja klasikiniam feederį tos pačius busterius ir jisai neturėtų jums kleisti dūmo ar tiesiog į vandenį kritęs pasileisti. Jis turėtų likti žalia tipo, kaip ir lieka mūsų šitie busteriukai. Taip pat čia turbūt irgi dabar vienas populiariausių prekių, smaukai. Čia turbūt bet kokio gamintojo paėmus dabar smaukai populiarūs. Tai turim ir Match Pro, tikrai veiksmingą, tikrai skleidžiantį dūmą vandenyje išbandytą produktą. Šių metų naujienos wafteriai, tiksliau ne visi wafteriai, bet turim washoutų, naują seriją paleistą, su tokiais, sakykime, net ir įspūdingais kvapais ir skoniais kaip limoncello. Visi turbūt žinot, kas yra limoncello, čia jau aiškiai nereikės. Limoncello, mango, halibutas, klasikiniai wafteriai, 10, 8, 6 mm, saldus kukurūzas, česnakas, F1 fišas, smirdukai, tie liaudiškai tariant, gama irgi gan plati nuo iki. Sakykime, toks išskirtinumas, gal dėl ką aš norėčiau pabrėžti, tai
išskirtinumas būtų, kad ilgą laiką jie išlieka aromatingi ir minkšti. Nes labai daug gamintojų perėjo per mano rankas, tai, sakykime, yra labai daug wafterių, kurie po metų, po pusantrų metų pakuotė, jie labai smarkiai sukietėja, byra ir nelieka to aromato. Tai čia, sakykime, toks tikrai pas šitą gamintoją yra išskirtinumas, kad praėjus net ir keliem metam jie lieka minkšti ir aromatingi. Ir mūsų pernai metų naujovė, tai yra minkštos peletės. Gal nepasigirsim, kad variantų labai daug aromatų, bet berods ten yra, aš dabar nepamenu, 6 gerai. Taip. 6. Tai va, tai irgi tokie, sakykime, pagrindiniai skoniai, kas čia mūsų paprastiem, sakykime, nesportininkam ir žvejam aktualūs. Ta pati braškė, yra ir halibutas, saldus kukurūzas. Tai čia lygiai taip pat minkštos išlieka ilgą laiką, aromatingos. Čia, aišku, nepritrauksim taip, bet va, jau net atidarius jaučiasi taip. Ir visa šita produkcija labai pasižymi tuom, kad stengiasi gamintojas padaryti viską kuo natūraliau, kad tiek žuviai būtų natūralu, tiek ir pačiam žvejui. Ir gal užakcentuokime irgi tokią naujovę, surišti pavadėliai su kabliukais su užkarpėlėm ir be užkarpėlių, tiek skirta ir sportui, ir mėgėjam, nes daug kas žinom, kad paprasti žvejai dažniausiai mėgsta rinktis pavadėlius su užkarpėlė, tai išbandyti, ištestuoti kabliukai Lenkijos rinkoje, aš beje ir pats juos ištestavau Matchpro arenai varžybose, tikrai veiksmingi, dydžiai irgi nuo iki, tai, sakykime, tikrai geras produktas, išbandytas, ištestuotas ir veiksmingas. Tai visą šitą produkciją Mangirdas pats, manau, šiais metais puikiai ištestuos. Be abejo. Galės patarti jum, parinkti ir, kaip sakant, apšviesti, kas dar ko, ar nesate net ir bandęs, ar kažko ir nežinote. Man ir pačiam čia bus nauja. Bus proga susipažinti. Bet traukia iš tie. Minkšti ir kvapnus. Tai turbūt šiam kartui, kas liečia apie metodą, tiek ir pereisim turbūt pasikalbėti apie rites ir krepšius. Sekantį temą Matchpro ritės bei krepšiai, ričių dėklai, viršūnėlių, parodysime ir matą. Ir apie tai mums papasakos taip pat Paulius. Malonu. Pradėkime nuo šių metų gal naujienų. Tai išleido seriją, tiksliau, 3 rites išleido naujas. Įvairių dydžių, aišku, yra nuo 4,5 iki 6,5 net tūkstančio ritelės. Tai išbandytos jau ir mūsų vandenį, išbandytos ir Lenkijos vandenį, išbandytos ir kitos Europos šalyse partnerių vandenį. Tikrai geri daiktai, verti savo pinigų, pagaminti be jokių plastikinių įvarių, su tikrais guoliais, dėtais visi guoliai Japonas, kainų segmente, sakykime, brangiausia ritė yra iki 100 eurų. Kažkas ten nemeluoju. Jei nesumeluosiu dabar šiandien. Tai tikrai verto savo pinigų, sakykime, yra ta tokia karpinė tema, nes pas visas yra dragai gan aukšti, bet tas nekliudo žvejoti tiesiai klasikiniam feederį ir, kaip pavyzdys, 5,5 ritelė, jos dragas yra 10 kg. Tai visai neblogai ir nekalbant apie jos, aišku, ir kainą. Taip pat turime ir kitą modeliuką. Modeliukas irgi lygiai taip pat viskas tvarkoja, šiek tiek brangesnis. Dabar nenoriu sumeluoti, bet ten apie 75 eurai pardavimas. Taip pat visi guoliai yra japoniški sudėti. Čia gal išskirtinumas truputėlį bugnelis skiriasi, bugnelio dydis ir seklumas. Ir ką noriu paminėti, visos ritės komplektacijai turi po papildomą metalinį analogišką bugnelį, kuris yra uždėtas. Tai
sakykime, tokiam prekių segmente iki 100 eurų labai retai būna ritutės, kuriuose įdėta atsarginį būgnelį. Iš vis gal nebūna. Na, jo, čia labai toks retas dalykas, arba net, kad ir kiek tekia matyti, tai ten dažniausiai antras būgnelis būna koks plasmasinis įdėtas. Geriausiu atveju. Ir jau ta brangioji, iki 100 eurų segmente, tai čia jau, sakykime, daugiau jinai skirta upiai ir svoriam, nes ir perdavimas 461, tikrai smagi ritė, lengvai vyniojasi, būgnelis seklus, gal tik tai nėra tas valo suviniojimas, kokio gal visi ten tikisi ir norisi, ten apie 90 cm vieno apsisukimu. Bet tikrai pats išbandžiau pavasarį, kai tik tai nutirpo pirmieji ledai, Nemuną, tempė 120 gramų šėryklėlę be jokių vargų. Tai aš manau, čia labai super daiktas bus mūsų upių mylėtojam, tai Skirvytei, Nemunui ir visur kitur, kur didesnė svorės reikalingi, kur didesnė srovė, atsiprašau, ir reikalingi didesni svoriai. Tai tokios labai, sakykime, smagios naujienos ir labai džiugu, kad tas kainų segmentas neiškyla labai smarkiai kaip kitų gamintojų, o kokybė išlieka tikrai neprasta. Ir aš dar papildyčiau Paulių, nes ir parduotuvėje tokių klausimų gaunu. Visos ritės yra su valo užsimetimo sistema. Ir va šita dalis, kur juda, būtent tai ir atlieka. Nežinau, kiek matyti, bet daug kas iš tikrųjų paėmė, klausia, kas čia negerai. Tai čia nėra negerai niekas, čia yra viskas gerai ir čia yra didelis pliusas. Ne, čia analogiškai rasi tą patį ir ant pačių ir brangiausių ten turičių, jo lygiai taip pat išbalansuota ir įdėta lygiai ta pati dažniausiai būna sistema. Tai ritutės pristatėm jum ir toliau pakalbėkime apie sekančias naujoves šių metų. Gal ponas šį kartą papasakos mum ir aprodys. Drąsiai. Ričių dėklas. 2 ritims su vandeniui atsparia medžiaga. Ir jeigu neklystu, Paulius minėjau, kad buvai sudėjęs tas didžiausias rites kažkurias. Taip, tai tikrai tilps ir, tarkim, Matchpro gamintojo 6000 ritė. Tikrai telpa, kaip pavyzdys, ir išbandyta Prestono Intensity ritės, ir telpa ir būgneliai, nes padaryta 2 būgneliam vieta įsidėti. Tai sakykime, labai tas, ko rinkoje ir žmonės ieškodavo, nes dažniausiai būdavo problema, kad daug gamintojų gamina, anglų gamintojų, kaip pavyzdys, daug gamindavo ričių dėklus, bet dažniausiai, kai reikdavo į ričių dėklą įdėti mūsų žvejų mylimas didesnės rites skirtas upėmis ar dar kažkur, tai dažniausiai jos tiesiog netilpdavo. Tai va čia buvo problema, bet šitam dėkliukį tikrai jūs įsidėsite 2 didesnio dydžio rites be jokių problemų. Tai ir, sakykime, to dėkliuko kaina tikrai jūs nustebins, manau, į gerą pusę. Tai čia gal nesakysiu, apsilankysit patys, pamatysit. Toliau. Čia gal ne visiška naujiena, bet vis tiek nusprendėme jums parodyti. Tai yra, sakykime, toks vienetinis, gal net analogų kažko labai nematė, tai yra feederio viršūnėlių dėklas, kietas, tikrai jau toks, sakykime, nesulaužysit, nesuspausit ir ten tikrai nelūš. Ir telpa labai daug viršūnėlių, galite susidėti, čia dabar gal biški sunku parodyti, įdėtos va medžiagėlį, įdėklai tokie, kur galite ir ilgi mažinti, pasitrumpinti ir yra skyreliai pačiom viršūnėlėm. Jos gražiai susimauna vieną nuo kitų, kad būtų saugiai ir nesitrintų vieną į kitą. Tai, sakykime, tokio analogo dar kažkur, sakykime, sunkiai esu matęs, tai turbūt gal net ir nėra. Nenoriu čia, aišku, prisimeluoti, gal ir yra, bet aš asmeniškai nemačiau. Tai toks pernai metais mes asmeniškai tikrai daug jų pardavėm didmena ir, manau, tikrai populiarus toks dalykas, kuriam pasikartosiu, gal analogų ir net ir nelabai matęs ar
ar ir yra. Toliau. Šalkrepšis. Šiais metais išleido naują šalkrepšį. Sakykime, patobulino, jisai jau toks yra kietesnis. Viduje ir medžiaga visai kitokia įdėta. Taip, čia gal net truputėlį ir parodysiu. Pats išbandžiau, tikrai ilgai atlaiko šaltį. Buvom įdėję šaldymo tas kapsulės, tai išstovėjo drąsiai parą laiko, sušalusios. Ir pats šalkrepšis, taip pat, sakykime, ten kažkur nedrėko, nerasojo, tai toks patobulinimas, sakyčiau, į gerąją pusę. Aišku, ir dydis gerai, nes anksčiau tie mažiukai šalkrepšiukai, tiesiog nepatogu, nes įdedant kažkokias šaldymo kapsulės, jau ten mažai vietos jau belieka susidėti ir patiem ar gyviem masalam, ar gėrimam, ar maistui kažkokiam, tai jau čia nuo kiekvieno fantazijos turbūt priklauso. Tai tokia irgi, sakykime, džiugesnė naujiena. Ir visos, beje, tašės MatchPro Aqua System, jos yra iš neperšlampamos medžiagos. Dar čia turbūt Mangirdas jau minėjo, bet aš pasikartosiu dar kartelį. Tai, sakykime, naujienos, visur naujienos. Ir feeder keisai. Čia, ne keisai, tiesiog čia feeder, ne feeder, irgi gal netaip išsireiškiau. Čia tašytės, kietos tašytės skirtos tiek feederiui, tiek, nežinau, irgi jūsų fantazijom, bet kuriai iš turbūt žvejybos tipui, metodui ir kam nori. Tašytės taip pat iš neperliejamos medžiagos, jos gali būti kietos, jei jums nepatinka kieta, norit minkštos, nes transportavimo metu ar užima daugiau vietos ar suspaust, išsijama indeklai iš šonų. Indeklai yra su užtrauktukais, tuos indeklus jūs galite pašalinti ir jis bus minkštas. Tai sakykime, toks labai pliusas, nes dažniausiai žmonės visi ir žvejai ieško, kad tokio tipo tašės būtų kietos. Tai šita tašė yra kieta. Ir norėjau paminėti, kad dar yra įvairiausių dydžių. Čia aš jums rodau smolą, yra ir smolas pliusas, ir XL-as, ir dydžių visokiausių yra. Tai čia užsukę pas Mangirdą turbūt galėsit ir pasižiūrėti ir dydžius, nes tikrai yra, matau, ne vienas. Ir didžiausia mūsų naujiena, ne tik, kad didžiausia, bet ir pagal dydį turbūt didžiausia. Tai yra MatchPro naujas matas, toks Coliseum pavadintas, ne veltui, nes forma tokia irgi, kaip matot, Coliseaus. Jis yra beveik metro ilgio vidus, padarytas irgi neperšlampamos medžiagos su paminkštinimais, gan toksai tvirtas, bet susilankstantis. Turi užsegamą viršų, jei kažkas ilgiau laiko pagavęs karpelį ar ką, ar nori ten kažkom patepti medic sprayais ar dar kažkom, tai toks uždangalas ir išsijamam dar ir vidus su liniuote. Prašom. Vidus taip pat yra vandeniui nubėgimai padaryta ir labai geras daiktas yra, kad jisai turi žuvies paleidimo sistemą. Demonstruoju. Taip, jūs norint, atsegat ir išpilat karpuką, jisai savo išvažiuoja savo ir jums nereikia tiesiog ten kažko vargti. Tai sakykime, tokia labai smagi ir geros kokybės naujiena, kur žmonės ieškodavo tokių matų ir čia būdavo iš tikrųjų sunku pasiūlyti pagal tokią kainą ir kokybės santykį, tai dabar atsirado mūsų rinkoje, tai džiaugiamės irgi galėdami pasiūlyti parduotuvėm ir žvejam. Ačiū Pauliui. Prašom. Sekite naujienas Facebook'o, Instagram'o bei YouTube platformose ir būtinai susitinkame Fishing Inside Marijampolėje. Iki greito.